Sveiki visi, mano vardas Andrius. Aš esu Amelija ir šiandien parodysime jums, kaip pasidaryti rankų liejimo statulėlę. Rinkinį sudaro numeris 1, tai yra antspaudinė masė, numeris 2, tai liejimo masė, instrukcija, maišymui skirtas pagaliukas bei pirštinis vienkartinis. Prieš darant skulptūrą rekomenduojama patikrinti, ar antspaudinė masė nesukelia alerginės reakcijos jūsų odai. Kaip tai atlikti? Tai visų pirma paimkite šaukštelį vandens, šaukštelį antspaudinės masės sumaišykite ir užtepkite ant vidinės dilbio dalies ir palaukite kelias minutes, iki kol masė pilnai išdžius. Jeigu matote, kad tada yra nesudirgusi, procesą galite tęsti toliau. Prieš maišydami antspaudinę masę pasitreniruokite rankų kompoziciją. Visų pirma, atraitokite rankoves, nusiimkite papuošalus nuo rankų ir suglauskite rankas. Turėkite omeny, kad jeigu jūsų pirštai bus užlinkti į viršų, tai jie gali neiššilėti, jeigu jie bus nepriglausti prie partnerio rankos. Taip pat nepriglauskite jūsų rankų prie kibiro sienelės. Į kibirėlį įpilkite 2 litrus šalto vandens. Jeigu vanduo bus šiltas, masė pradės tingti greičiau. Įberkite pakuotės turinį į vandenį ir per 90 sekundžių išmaišykite turinį iki vientisos masės. Paruoškite kaip įmanoma greičiau rankų kompoziciją bei įdėkite rankas į antspaudinę masę. Po rankų įdėjimo į masę palaukite 4-5 minutes, kol masė pakeis spalvą iš rožinės į baltą ir pilnai sukietės. Iš sustingusios antspaudinės masės paeiliui ištraukiamos rankos, judinant pirštus. Ištraukus rankas patikrinkite, ar neįkrito masės gabaliukai į vidų. Jeigu pastebėjote, pašalinkite, nes jie akivaizdžiai gali sugadinti skulptūros kokybę. Įpilkite į indą šalto vandens, kiek nurodyta instrukcijoje. Paimkite pakuotę pažymėtą 2 numeriu ir išberkite jos turinį į indą su vandeniu. Išmaišykite iki vientisos masės, gumuliukus sutrinkite rankomis. Gautos masės dalį įpilkite į rankų skulptūros formą taip, kad jį užpildytų apie 20–30% formos. Sekančiu žingsniu pasukinėkite kibirą ant briaunų, padaužykite per kibiro šonus ir padaužykite kibirėlį į stalą, kad visi oro burbulai išeitų. Kartokite šiuos veiksmus, kol skulptūros forma bus pilnai užpildyta. Paspaudinėkite kibirėlio šonus, kad antspaudinė masė atliptų nuo kibirėlio. Toliau apverskite kibirą, padaužykite per kibiro dugną. Toliau atsargiai plėšykite mažais gabalais, galite antspaudinę masę įpjauti, lupkite antspaudinę masę. Pastatykite skulptūrą į sausą ir šiltą vietą 5 dienom, kol ji pilnai išdžius. Dažykite tik įsitikinę, jog skulptūra pilnai išdžiūvusi. Dažus galite įsigyti mūsų internetinėje parduotuvėje.